Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje žemės ūkio produktų perdirbėjams numatytą paramą aktyviausiai naudojosi augalininkystės produktų perdirbėjai. Perdirbėjams jau paskirta per 90% į žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai numatytos 450 milijonų litų paramos sumos. Tačiau ne visos augalininkystės šakos sulaukė vienodo pareiškėjų dėmesio. Todėl šiemet ketinama sudaryti palankės sąlygas ES paramą pasinaudoti vaisių ir daržovių augintojams. Dar lėšų yra ir taip buvo nutarta, kad vis tik tai mažiausiai pasinaudojusią paramą krypčiai, tai yra vaisių daržovių perdirbimui arba rinkodarai prekiniam paruošimui, tai tie pareiškėjai, kurie galėtų arba susivienyje augintojai arba perdirbimo įmonėlės galėtų teikti paraiškas ir paskutinę šitą paramą pasinaudoti. Per pastarąjį dešimtmetį daržovės auginančių ūkininkų Lietuvoje sumažėjo, tačiau išlikę daržininkystės ūkiai specializavosi ir labai sustiprėjo. Pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą, daržovės auginantys ūkininkai dabar ne tik patenkina šalies vartotojų poreikius, bet ir nemažą dalį užaugintos produkcijos eksportuoja. Daržininkystės ir sodininkystės ūkių stiprėjimas teigiamai veikia ir demografinę situaciją kaime, mat juose įdarbinama kur kas daugiau žmonių nei kituose augalininkystės ūkiuose. Manoma, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą visų pirma galės pasinaudoti smulkesni vaisių ir daržovių perdirbėjai, o ypač laukiama, kad paraiškas susikooperavę pateiktų ir savo produkcijos perdirbimo įmonėlės teiktų patys daržovių augintojai.